Rugsėjo 27 prie degalinės Vilniuje susitinka trise. Vienos iš darbo partijos būstinių darbuotojai ir 2 vyrai, kurie yra verbuojami balsų pirkimui įkalinimo įstaigose. Kalba rusiškai. Это полицейские 3 рота. Vyras. Policijos 3 būrys gali pabalsuoti. Ryt su jais žvejosiu. Praveniškių 3. O kas Praveniškėse iš Jūsiškių mėgina suderinti galus? Moteris. Yra kažkas, nežinau. Kiekvienas savus tvarko. Vyras. Ne, žinokit. Moteris. Na, jūs ryt pasikalbėsite su Ženė, vicemero Pinskaus padėjėjų, nes pinigai eina per juos. Man iš jų imti, atiduoti. Да, пускай я ему объясню, потому что вот это, да. Vyras. Nes tai yra sumos, už kurias mes galime būti atsakingi. Štai žiūrėkit, Praveniškėse 800, Kybartai Silkinas, mažiau, 150 žmonių. Kybartai Silkin. Moteris. Tai kiek? 3000? Vyras. Iki 3. Moteris. Tai 3 padauginus iš 20, 60 tūkstančių išeina. Vyras. Praveniškių zona 450 žmonių. Dabar nuskambės suinteresuoto asmens pavardė – Jonas Pinskus, Vilniaus vicemeras, į Seimą delegavęs savo gražuolę žmoną. Нам надо, чтобы выиграл Пинскус и выиграла Živilė, его жена, которая... Moteris. Mums reikia, kad laimėtų Pinskus ir Živilė, jo žmona. Jie eina į Seimą Širvintų rajone. Mes juos statysim, dar 2 vyrus iš Naujosios Vilnios. Потом 2 с Новой Вильни, там 2 мужика таких. Ну, короче, у нас... Vyras. Tai čia už partiją ar už žmonės? Moteris. Už partiją ir reikia 5 žmonės įrašyti. Paulauskas irgi mūsų partijoje, bet mes jį išmetėm. Susitarkite, kiek jūs jums gali iš karto duoti. Vyras. Mums reikia zoną sušildyti ir tada jie pradeda. Moteris. Nes aš sakau, jūs patys tarkitės, nes aš jums duodu pinigus, ką man to reikia. Vyras. Bet tai bus garantija, nes mes pinigus gausim, o mūsų dalis lauks po to. Mergina organizuoja tariamų pirkėjų susitikimą su pono Pinskaus padėjėjų ponu Jevgenijum. Rugsėjo 29 darbo partijos būstinė. Ir šitą, žinai, kad reikia tą sąrašą draugų, tau atsimeni, Eugenijus sakė, sąrašas draugų, kurie balsuos už darbo partiją, kiekvienas turi darbo narys parašyti. Atsimeni, Eugenijus šnekėjo. Ir prieš rinkimus, va čia reikia būstinė ateiti, daug telefonus ir reikės visiems susiskambinti, 13 ar 14 dieną. Ateina Jevgenijus, išjungiami telefonai. Tai gal telefoniukus į rankinės ir išnešam? Jevgenijus, imk. Vyrai imasi buhalterijos. Toliau minimos įkalinimo įstaigų autoritetų pavardės, per kuriuos bus organizuojamas balsų pirkimas. Фантом Алитус сколько там может? Vyras. Fantomas Alitui kiek gali? 700-800 maždaug. Vilniuje tik 150, nes pas mus ten Serioža. Praveniškių 1, kur Karasius, 450, 500 būtų per daug. 450, 500 это уже там может за слишком. Kybartai кто? Silkin у нас 150 и... Kybartai Silkinas 150. Ну там 20 человек. Вот это только остается. Еще у нас есть завтра еду на рыбалку. Yra ryt žvejoju su jais, 3 batalionas, 2 būrys. Евгениус, ko vaikinai iš zonos nori? Они как бы подогреться. Просто вопрос. Vyras. Na, juos reikia sušildyti. Visa zona nepasišildys. Jei pat zonoje būčiau, tai tikrai visi 100% balsuotų. Евгениus, gali suskaičiuoti visą kiekį? Vyras, pabandom. Я хочу определить общий куш. Евгениus, aš noriu suskaičiuoti visą sumą. Ну, я понял. Vyras, supratau. Я понял. А он там уже может быть корректироваться. То есть вам будет передано... Евгениus, po to bus galima koreguoti. Jums bus perduota ta suma, o po to jūs patys išdalinsit. Я очень грубо, потом еще можем более-менее под... Aš labai grubiai, po to pakoreguosim. Va tokia suma gali būti. Я так это предполагаю. Такая сумма может быть. Это уже полностью вся, да? Čia visa suma? Manau, kad užteks. Į ten nueis 15 000, po 1,5 jiems užteks. Lapelėje 5-ženklė suma, 30 000, mes manome litų. Идет разговор так, где-то грубо, чтобы вас, заинтересовать людей. Евgenijus, čia grubiai, kad žmonės būtų suinteresuoti, galima 10-15% duoti dabar, kad žmonės ko nors nusipirktų. Tada prieš rinkimus, o po to iškart po jų. Мы даем какой-то куш и потом сразу после выборов.
Tada įvyksta dar vienas susitikimas, į kurį ateina darbo partijos kandidatas Viačeslav Ždanovič ir ponas Jevgenijus. Jevgenijus, čia Pinskuvienė. Žiūrėkit, esmė tokia. Čia biuletenis. Будет такой, только что длиннее. Да. Он длиннее будет с большим списком.